pasaka mažiesiems. Pirmojo nacionalinio vaikų literatūros konkurso pirmosios premijos laimėtoja. Raminta Baltrušytė. Kalvėnų miesto paslaptis. 9 dalis. O jeigu Enės dugne karūnos neras? Paklausė Nukas. Tegu gerai pasistengia, o jei ne, einiu iš paskos keliausit ir judu. Dusliai kvarktelėjo Pliumsė ir dūrė storu pirštu pirmą į Nuką, paskui į Jukę. Atlikę darbą, pasieniais vėl rikiavosi driežo galviai. Pastebėję bedugną, išsigandę atšlijo. Ilgiau pastovėjus prie kiboro, Teklius irgi pasijuto nejaukiai. Dar nežinia, kokių paslapčių glūdi tame baisiame šulinyje. Neramiai pasimaistęs, jis pasitaisė pensne ir manieringai nusilenkė Pliumsei. Gerbiamoji busimoji, manau, daugiau mano pagalbos nebeprireiks. Šitik vartaliojo savo varliškas akis. Teklius mitriai atsigrėžė į vaikus. Mielai pasilikę su jumis pažiūrėčiau, kaip čia viskas klostysis, dėja laukia neatidėliotini reikalai. Kaip tik šiandieną ketinu tapti kalvamiesčio meru. Iš pasitenkinimo jis patrynė delnus ir su apsimestinė užuojauta linktelėjo Eniui. Tai tik neįsižeis, bet tavo senio laikai jau baigėsi. Enis tylėjo. Tekliausis tarsi nė nematė, tik mąstė, ar anie miškinukai jau spėjo sėkmingai pasiekti krantą. Ukė norėjo surikti tam ilganosiui nutilti, bet jai užkando žadą. Šalimais tylus, nunarinės galvą stovėjo Nukas. Pliumsė kažkaip nesuprantamai baugiai sukurkė geltonomis akimis stebeilydama į bedugnį. Atrodė, ji ima nekantrauti, kada pagaliau gaus karūną. Teklius dar kartą paskubomis nusilenkė Pliumsė ir apsimestinai linksmai pamojo miškinukams. Aukštynosis, pažadu perduoti aukai nuo jūsų labų dienų. Liks sveikas, seni, bijau, kad galim daugiau nebepasimatyti. Tai taręs vikriai pranyko menės gilumoje. Pliumsė tuo metu vėl įsirpštė į sostą. Vis labiau pūsdamasi ji vartė savo kukulaines. Tada paėmė skėtį ir lyg kokią ietį įsakmiai nukreipė į bedugnį. Pelkių ugnelės virpčiodamos ėmė gesti. Per visą šiltą drungnę Ukė senelė Ukilė buvo nepaprastai užsiėmusi, ji kepė šventinius paplotėlius. Kas tik atvykdavo į šiltą drungnės, būtinai turėdavo paskanauti Ukilės gardėsių. Tik Ukė kažkodėl neparbėgo paragauti paplotėlio ir namie nesirodė. Ukilė ėmė nerimauti. Net ir per šventes vaikams reikia retkarčiais pareiti namo. Paklausinėjo miškinuko, ji išgirdo įvairiausių šnekų. Kažkas lyg ir matė Ukę su pinios skubančius Merijos link, senelė Ukilė netruko apsispręsti. Ji nueis į pilaitę ir tiesiai šviesiai Enikščio paklaus, kas čia dedasi. Taip jie ir padarė. Kadangi buvo gudri, visko mačiusi miškinukė, iš pradžių nutarė šiek tiek pašniukštinėti. Rūsio duris buvo plačiai atvertos. Sargai net sukaitę rideno į šventę naujas medaus statinaitės. Tikriausiai jie pamanė, kad Ukilė čia atkako mero pavedimo. Gal rūpinasi prieskoniais ar dar kuo. Vos atsidūrusi viduje kaip gera šeimininkė, panoro apžiūrėti sukauptas atsargas. Ir pradėjo kaip tik nuo medaus statinaičių. Būtinai rūpėjo pažiūrėti, ar gardų midų šiemet pagamino miesto midudariai. Saldusis gėrimas buvo visai neblogas, bet norėdama tuo galutinai įsitikinti, senoji įsipylė dar vieną puodelį. Šis pasirodė netgi gardesnis. Tik netikėtai jį pasijuto maloniai apsnūdusi ir nutarė kiek numigti. Lyg tyčia visai šalia pasitaikė sena paversta valtis, už jos mažutis jaukus kampelis, išklotas kvapniais žolynais. Ukilė smalsiai žvilgtelėjo pro sukižusių lentų tarpą. Po valtimi tam savo nedidelį angą. Išmintingoji senolė akimirksniu sumojus radusi kažkokią slaptavietę. Pailsėjusi būtinai viską išsiaiškinsiu, tarė savo senelė. Gal kaip tik čia tas pamirštas senasis kelias, toks senas, kad jau nežinau, kur jis veda. Ukilė nusižiovavo, patogiai įsitaisė kampelyje ir akimirksniu užsnūdo. Ją išbudino garsus balsai midaus Rusija. Saugiai tūnodama savo vietelėje, Ukilė gerai girdėjo Aukio ir raštininko Tekliaus šneką. Triukšmai nurimus jį paslapčia pritykino prie durų, kurios, kaip ir tikėjusi, buvo užrakintos. Senelė Ukiliai tai buvo jokia kliūtis. Jos senukas Ukius, dabar tikriausiai viskas stebintis iš miškinukų dausų, kadaise nukalė šių durų raktą. Lygiai tokį pat, kaip ir senelė sukilęs uogienių podėlio. Kai duris prasivėrė, Ukis tikrai nesitikėjo išvysti senučiukės miškinukės. Ji netgi turėjo podinę uogienės ir ąsotį midaus. Ar tik nesapnuoju? Nuoširdžiai nustebo jis. Jei ir sapnuoji, tai tik tai, kas tau išeis į naudą,
pamokomai atsakė Aukilė ir padėjo priešais Aukį savo gerybės. Gera vėl tave matyti, mielasis Auragi. Be reikalo name taip staiga pradingai. Buvo ta tokia šauni pora. Tu ir tavo draugužis Enikšis. Ir meru mes jį išrinkome tik todėl, kad tikėjomės, jog padėsi jam mieste tvarkytis. Aš tik pasitraukiau, aiškinosi Aukis. Aplinkui sklandė tokie bjaurūs gandai. Jis gerai viską atminė. Enikšis tada buvo ką tik išrinktas meru ir susilaukęs pirmagimio Enio. Aukis buvo ištikimiausias mero draugas ir bendražygis. Kalvamiestyje visi vadino jį Auragiu. Enikšis ir Auragis, du neperskiriami draugai, jauni ir stiprus, negailėdami jėgų kibdavo į kiekvieną darbą. Viskas klostėsi puikiai, iki mieste pasirodė raštininkas Teklius. Susikūprinės, mažom suktom akutėm ant ilgos nosies išdidžiai užkorės pensnė, kurią nuolat taisydavosi ilgais plonais pirštais. Kaip tik dėl tos pensnė visi nutarė, kad jis yra didžiai mokytas. Auragiui Teklius iškart nepatiko, bet Enikšis pamanė, kad merijai reikia darbą išmanančio raštininko. Vieną ankstų rytmetį vaikštinėdamas po girią, Auragis netikėtai sutiko Teklių. Gidrame danguje švietė saulė, tačiau raštininkas buvo kiaurai, permirkęs, aplipęs maurais ir dumblais. Iš kur trauki raštininkę? Kaip niekur nieko paklausė Auragis. Ir kurgi tai peršlapai, bene būsi šlapinė nikritęs. Jis jokių būdų nemanė, kad taip galėjo atsitikti iš tikrųjų, mat visi žino, kad miškinukams nevalia artintis prie pelkės. Tačiau Teklius staiga visas net nupilko. Kažką nesuprantama piktai sušnipštė ir nukurnėjo miesto link. Nuo to laiko, kaip įmanydamas, vengė Auragio. Silinko ramio šiltos vasaros dienos, Auragis ir Enikšis buvo labai užsiėmę ir tas keistas nutikimas visai pasimiršo. O paskui atėjo ruduo ir prasidėjo visos Auragio bėdos. Kaip visada ir tamet miškinukai grybavo. Girios giminės varžėsi tarpusavyje, kas nuims gausesnį derlių. Kalvėnai aptiko naują žaliuokių guotą ir iš anksto džiaugiasi laimėję. Tačiau kai kitą rytą atkako į tą vietą su vežimais, ten jau darbavosi giriagaliai. Raštininkas Teklius pareiškė, kad tai Auragis jiems išdavęs grybų augavietę. Auragis nuėjo pas Enikšį ir tiesiai paklausė, ar šis tikys tokiais niekais. Sukdamas akis į šoną, Enikšis pareiškė, kad matyti žinia tikra, nes ir giriagalių meras ją patvirtino. Perpykęs ir įsižeidęs Auragis paliko Enikšį ir Kalvamiestį. Nuo to laiko gyveno medžio drėbėje, pasivadino atsiskyrėliu Aukiu ir pasižadėjo daugiau niekada į kalvą nebegrįžti. Bet štai jis ir vėl mieste, Merijos Rūsyje. Taip, kadaise vadinausi Auragis, tarė jis Sukiliai. O dabar turiu visiems miškinukams papasakoti, kaip girioje paklaidinau jų vaikus. Piniui ir Ukiai gresia didžiulis pavojus. Gal tikrai ta pelkės valdytoja ryjo mažus miškinukus? Išties, turėsi daug ką papasakoti, sutiko senelė Aukilė. Visą tiesą apie tai, kur dingsta vaikai. Šį vakarą slėnyje visi vėl išvys Auragį, o neatsiskyrėlį Aukį. Tada vėl visi prisimins tą grybų istoriją, karčiai tarė Aukis. Bet senelė Aukilė pasakė, kad anuomet niekas gandais nepatikėjo. Manė, kad greičiausiai giriagaliai patys tuos grybus rado. Pirmiau tau derėtų kiek apsitvarkyti barzdą ir tuos ilgus plaukus, ryžtingai pareiškė senoji. Ji išsitraukė iš plačios kišenės žirklės, tankė šukas ir tuoj pat ėmėsi darbo. Aukilė, bet juk vaikams gresia nelaimė, dar bandė prieštarauti Aukis. Toj tik iškalbingai pabariškino prie diržo prisegtais raktais. Jei šiame Rūsyje kur nors yra tas nenuorama penis, mes jį surasime. Na, Aukė, jiegi mano anūkė. Jei kas nors retkarčiais klausėsi senelės pamokymų, prireiko žinos, ką daryti. Vakarėjant į aikštę sugužėjo visos miškinukų giminės, miškinėtojai ir giriagaliai, pievininkai ir laukininkai. Visi neįprastai rimti ir susikaupę. Dabar ne šventė buvo galvoj. Miškinukai šaukė susirinkimą. Jų vaikus buvo apnikęs nežinomas pavojus. Meras delsė skelbti susirinkimo pradžią. Tiesą sakant, jo išvis nebuvo matyti. Kažkas lyg ir girdėjo, esą surastas kaltininkas, klaidindavęs vaikus miške, bet nei jo vardo, nei kas jis toks, niekas nežinojo. Aukštai saulės nurausvintos kalvos viršūnėje visų pamiršti blaškėsi Merijos sargai, nerasdami, kaip nusileisti nuo aukštutinių Kalvamiesčio gatvelių. Tikriausiai jiems galvą susuko svaigus vaivorų gėrimas. Kad kažkas užkalbėjo visas siaurasias gatvelės aplink Pilaitę, jie net nepagalvojo. Staiga šurmulys nuščiuvo. Aikštės vidurin žengė į apsiaustą įsisupęs nepažįstamasis. Už rankos jis vedėsi miškinukų vaiką. Paskui tuodu žvaliai drožė smulkutę guvi senučiukę. Jei tik būtų panorėjusi, ji būtų paaiškinusi, kas nutiko Merijos sargams. Tačiau nesivargino.
Manė labai gudriai piktųjų sargų atsikračiusi. Paskutinis toje keistoje grupėje sunkiai kilnodamas koją žengė senis. Aukštas, pakumpęs, nuleidęs galvą, veidą paslėpęs po gobtuvu. Vien juos bežiūrint buvo aišku, kad tai svarbus asmenys. Paslaptingieji svečiai iškilmingai užkopė ant pakilos. Slėnyje stojo tyla. Pirmasis miškinukas nužvelgė susirinkusiuosius, tarsi sveikindamas ištiesė rankas ir apsiaustas lengvai nuslydo nuo pečių. Jį nušvietė rausvi besileidžiančios saulės spinduliai. Stovintieji arčiau pamatė atvirą veidą, giedrą šypseną ir narsas spindinčias akis. Auragis sugrįžo! Sušuko kažkas minioje. Per visą aikštę nuvilnijo nuostabos ir džiaugsmo šurmulys. Auragis sugrįžo! Auragis sugrįžo! Iš pradžių tylus ir nedrąsus, seni ir jauni girios vaikų balsai susiliejo į galingą gaudesį. Sušniokštė medžiai, pakilęs vėjo šuoras, sūkuriuodamas blaškė po aikštę lapus. Nieko nesuprantantiems jauniesiems ir atvykėliams iš tolimiausių girios pakraščių senieji kalvėnai pasakojo, na, kada augis sugrįžo? Iškėlęs į viršų ranką, šis sveikino minią. Kai aikštė pagaliau nurimo, Auragis papasakojo savo istoriją. Neminėsiu, brangieji bičiuliai, grybų, nes dėl jų esu nieko dėtas. Geriau paklauskite Tekliaus, merijos raštininko. Jis tais laikais vadovavo grybavimo varžybams ir tuo pat metu nuolat lankėsi pas giriagalius. Giriagaliai nerimastingai subruzdo. Senasis jų meras ėmė ir pasislėpė po kepure ir staiga tapo panašus į pakrypusį grybą. O Auragis toliau bylojo miškinukams. Kas buvo, pražuvo. Girdėjau, daugiau niekada nebuvo rengiama grybavimo varžytuvių. Dabar papasakosiu apie baisę nelaimę ištikusi šį miestą. Bet pirmą pakviesiu liudytojus, kuriuos čia atsivedžiau. Auragis linktelėjo galvą šalia stovinčiam miškinukui ir į priekį išėjo Pinis. Skardžiu vaikišku balseliu jis apsakė, kaip jo bičiulis Nukas pradingo vos prasidėjo šilto drungnių šventei. Papasakojo apie šlapynėje įrengtus pastus miškinukams. Ir kaip klastingasis Teklius įkišo jį į maišą ir užrakino senų batų sandėliuke, bet Auragis su senele Ukile jį iš ten išpadavo. Ir kaip galėjo švenčiosios girios miškinukai leisti, kad kažkokie nedorėliai gąsdintų ir gaudytų mažus vaikus ir gadintų šiltadrungnių šventę. Ir ką tas bjaurybė Teklius padarė ūkiai ir kur jis pats pasidėjo. Tuo metu pro minią bandė prasibrauti kažkoks susisukęs, piktai besiskeričiojantis miškinukas. Jam nesisekė prasisprausti nė per žingsnį, o netikėtai pakilęs vėjas nublaškė surukėlį į šalį. Šis ropinėjo aikštės pakraštyje pats savo marmėdamas. Kur mano pensinė? Pašaukite merijos sargus, aš jums visiems dar parodysiu. Tačiau niekas to padriko murmesio nesiklausė, visi žvelgė tik į aikštės vidurį. Tuo metu išėjo trečioji kalbėtoja. Tai buvo senelė Ukilė. Jie aiškiai išdėstė, ką mano apie netvarką merijoje. Raštininkas Teklius rezga intrigas dorus miškinukus užrakina Rusiją, subūrė gaują vaivorų gėrimą mėgstančių miškinukų ir vadina tuos nedorolius sargais. Jei kas jos paklaustų, jį pasakytų, kur tie nenaudėliai užtruko, o merija tuo tarpu jau baigė voratinkliais apeiti. Gal tik medus vis dar šito vertas. Baigė kalbą senoji, užleisdama vietą dar vienam kalbėtojui. Tada į priekį išėjo paskutinis miškinukas. Kai pakėlė galvą, visiems jis pasirodė kažkur matytas. Labai jau panašus į jų merą Enikšį, tik visas pražėlės. Tai ir buvo Enikšis. Jis viską prisipažino. Susirinkusiams miškinukų giminėms papasakojo, jog yra kaltas, kad daugelį metų dingdavo jų vaikai. Visą tą laiką Auragis ne per žingsnį nesitraukė nuo savo buvusio bičiulio. Enikšis papasakojo, kaip jį, dar jauną ir nepatyrusi valdytoja Pliumsė, apsvaiginusi vaivorų uogų gėrimo anuomet įviliojo į savo pelkę. Visi žino, koks tas gėrimas pragaištingas girios gyventojams, ne veltui šios uogos dar ir girtuoklėmis vadinamos. Tik šią naktį supratęs, kad jau tada Pliumsė su Tekliumi buvo slapta susitarę. Abu troško burtininkų pilies lobių. Bet kurgi tas Teklius prapuolė, kad jį kurbala, juk ką čia tik buvo? Sakydami jį kurbala, miškinukai ištarė patį baisiausią prakeikimą. Gali būti, kad jis išsipildė. Jau seniai Teklius buvo visiems iki gyvo kaulo įsipykęs, o dabar jis tarsi skradžiai žemę prasmego. Enikšis pasakojo toliau. Iš pradžių Pliumsė norėjusi jaunai kalvamiesčio merą paskandinti. Įbaugintas ir dar gerai neįsiblaivęs Enikšis pažadėjo vietoj savęs Pliumsė atiduoti ką tik gimusį sūnų.
Atsipeikėjo tik girioje, suprato, ką padaręs, tuomet norėjo vėl pulti į pelkę. Tačiau kelią jam pastojo raštininkas Teklius. Šis nesunkiai išgavo iš Enikščio visas paslaptis ir pasiūlė sudaryti kitą sutartį. Enikščius papasakojo, kokia tai buvo sutartis, mainais už ženį jis pažadėjo šlapynės valdytojui kitų miškinukų vaikus. Per aikštę nuošė pasipiktinę balsai. Tai štai kas visų nelaimių kaltininkas, jų meras Enikščius. Miškinukai jau rengėsi ištarti, kad jį kur. Ta akimirka į priekį vėl žengė Auragis. Iškėlė ranką ir dar kartą prabilo į susirinkusiosius. Gorbios girios šeimos, brangieji kalvėnai, dabar jau žinote visą tiesą, vėliau galėsite dar kartą viską apsvarstyti ir teisingai nuspręsti, o dabar privalome išvaduoti savo vaikus. Nedaug laiko belikę, šaukiu visus į karo žygį, skubėkime į pelkę. Čia pat aikštėje miškinukai išsirinko karo vadą. Visi balsavo už Auragį. Merijos ginklų sandėlyje kiekvienas rado, kas savo tinkama. Pinis pasičiupo ne 2 medinius kardus. Vieną savo, kitą nukui, kai jie pagaliau susitiks. Auragis susirado skydą, o senąją lazdą pakeitė kuoką. Išmintingasis kalvininkas jaunimui papasakojo, kaip senovėje kalvėnai leidosi į karo žygį. Tik dorai netminė, kuo viskas baigėsi. Regis staiga prapliupusi liūtis užtvindė kelius ir visi saugiai grįžo namo. Auragis pasiūlė visiems pasidalyti į 2 grupės. Viena to jau pati žygiuotų iš šlapynę girios takais, kita į Pliumsės valdas nusigautų slaptu požeminiu tuneliu, kuris kadaise jungė 2 pilis. Jo angą dengė sena užkiužusi valtis. Tai buvo atskleista didžiausia Kalvamiesčio paslaptis. Bet per visą sumaištį niekas to nė nepastebėjo. Miškinukai kėlė vėliavas ir iškilmingai rikiavosi į 2 kolonas. Trimitai ir būgnai skelbė karo žygio pradžią. Kai galiausiai į aikštę atskubėjo suplukę Merijos sargai, aplink buvo tuščia. Vien vėjas nešiojo smiltis. Jie nežinojo, kas čia neseniai dėjosi, mat nuo pat ryto klajojo Pilaitės apylinkėse nerasdami kelio į slėnį. Tikriausiai tai Vaivorų burtai, kalbėjo jie tarpusavyje. Gal čia visai ne Kalvamiestis, o koks kitas miestas. Nežinodami, ką bemanyti, jie nukurnėjo į girią ir daugiau niekada nebegrįžo. Pasakos tęsinį išgirsite kitą dieną tuo pačiu metu.